Ką, sveiki, aš vėl Andrius Stiklo Kisaras vadovas. Nufilmavom vieną variantą sauso davinio, kurį bandom, dabar pabandysim antrą davinį. Šiandien jau laukia truputį vėsiau, nors sniegas jau tirpsta. Tai dar virsim arbatą. Užsikūrėm krosnelę vandenį. Ir pažiūrėsim kitą variantą. Kitas variantas pas mus yra taip pat kaip ir prieš tai buvęs paros normų vienam davinį. Šitas čekų gamybos jau. Tai padedam pažiūrėti, kas yra viduje. Mes jau jį pjausim. Taigi nenori gražiai atsidaryti, prapjausim. Žiūrim, kas yra viduje. Vėl viduje matom tą patį, ką ir prieš tai. Visos dienos meniu sudėta tiesiog į vieną krūvą ir reikia pačiam išsirinkti, kas kur su kuo eis. Tai pažiūrime, ant pakuotės yra surašytos rekomendacijos, kas turėtų būti, su kuo valgoma. Ir pas juos žiūriu, nėra. Tai turės jų vaizduoti pats vartotojas. Iškart ką matom, 3 šaukštai, perdirbto plastiko turbūt pasidėsim. Čia toliau turim servetėlės rankom, 3 šildytuvai maistui veikiantis nuo vandens lygiai taip pat kaip prieš tai buvusiam, tik nėra atskira maišelė kaip šildyti, gal vidai bus įdėta. Toliau 2 jautienos džiovintos batonėliai, kas čia dar įdėta, rankų valymo servetėlės, kol kas 2 radau, pažiūrėsim, gal bus daugiau. Pagrindiniai patiekalai, tai ryžių pudingas su slyvom, 400 gramų. Toliau turim vištienos su pupom ir daržovėm. Tai kažkas panašaus, turbūt prieš tai buvo lenkiškam. Ir turim mes švediški mėsos kukuliai padažę su bulvių koše. Irgi 400 gramų. Toliau dar servetėlės rankom. Kaip priedai. Turim sūros sausainiai, saldus sausainiai, šis vanilės desertas, pasidėsim čia, ir Extreme Bars riešutų batonėlis ir turim riešutų sviestą. Tai vėl nemažai maisto, didesnės porcijas negu lenkiškom. Galim pažiūrėti, kas įdėta į priedų pakuotę. Dar priedai pas mums. Tai nužiūrim džiovintos kavos, 2 pakeliai. Popieris. Turbūt palėtinė popieris vėja, gerai. Cukrus, 3 pakeliai cukrus. Kramtama guma. Juodi pipirai. Dar juodų pipirų. Gerai, galėsim. Juoda arbata. Dar juodos arbatos ir multivitaminus. Matau, dar daugiau viską pridėta. Ir reikia tik tai protingai jungus vaizduotę pasiskaičiuoti, kas su kuo valgoma, kad per kartą nesuvalgtum daugiau, o po to neliks. Dabar problemų nematau, kaip pašildyti. Ir šildytuvas rašo šildyti tam pačiam pakete, bet jeigu mes šildom tam pačiam pakete, tai po to, kur šlapiam laikyti, atgal viską sudėti, gaunas vėl reikės prie jo papildomai maišelę, papildomai priemonę, kažką tvarkingai kuprinį laikyti, kad nebūtų bardako. Tai jau matau minusą didelį, kaip prieš tai lenkiškam buvo, ten kur šildytuvas, ten ir maišelis šildymai. Vandens kiek pilti rašo 90 ml vienam patiekalui. Nu, bandysim, kadangi apžvalgą darom, tai vienu metu vis 3 pašildyti. Nes atgal nesineši tą maišą šlapę, po to, kai chemija sureaguoja. Tai vėl ir nepatogu krušiukštis dabar dėti, jeigu aš čia šildau maistą, po to atgal viską planuoju dar dėti krušiukštis laikyti, nepridėti maišelį. Tai matau nepatogumą, tai vėl nepaeis. Šiukšlis dėti. O, dar parašyta, kad galim šitam maišelį kavą šildyti.
Tai pašildai vandenį kartu su visko ir dedi kavą į vieną. Įdomiai sugalvota. Čia dabar mes dėsim šiukšles, nes kavai turim puodelį. Gerai, kad greičiau pašilta, turbūt darysim taip. Patiekalas, šildytuvas, patiekalas ir dar vieną šildytuvą apačioj dėsim. Greičiau sušilta. Vis 3 sudėsim čia ir mums reikės vandens. Viską sušlapinsim. Matot, gerai. Ir žiūrėsim, kaip greit ar negreit sureaguos. Vėl svarbu, kad šildytuvai sušlaptų pilnai. Suminkom. Nelabai patogus variantas toksai. Gerai, kažkas pradeda vykti tenai po truputį. Suksim ir padėsim čia. Tuo tarpu, kol viskas šilo, galim pažiūrėti, ką dar pridėta. Tai tualetinė popieriaus normaliai servetėlė pridėta. Čia užteks apsivalyti ir į tualetą nueiti. Šaukštai plastikiniai. Matėm, servetėlės rankom 2. Patiekalai 3, servetėlės 2. Vėl įdomiai sudėta. Batonėlis vėliau apžiūrėsim. Juodą arbatą pasidarysim, kai žiūros vanduo. Ir toliau kas jautienos du batonėliai. Tai reikia žiūrėti, kas su ko valgys vėl. Man netgi darysim sausus davins jau kilo klausimų dėl visokių įvairių kombinacijų, ką galim padaryti. Na, pasižiūrėjom jautieną. Jau šilt pradėjo pas mus. Jautiena tai matom buvo pirmiausia malta, po to džiovinta. Skonis neblogas. Jaučias prieskaniai. Ir pabaigsim vėliau. Vėl šiukšles pradėti. Dar kol šilų, ką galim mes pasižiūrėti, tai sausainiai sūros. Tie sausainiai turėtų atstoti duoną. Tai jo patiekalą aš taip įsivaizduoju, nes nei duonos, nei kažkokių trapučių kaip paslenkus pridėta nėra. Tai jas galės valgyti su patiekalu, vienas arba mačiau yra riešutų sviestas pridėtas. Tai paprasti kvadratiniai sausainiai minkščiau laužti negu lenkiški, dantų nepaliksim šitą valgydami. Truputį jaučias, kad sūrus, bet nelabai. Saldų pasižiūrim. Vėl, didžiausia problema, kad nėra kur šiukšlių pasidėti. Gėrimo maišelį viską. Ir taip pat suvinioti į popierį, kad nesulūžtų. Jaučias saldumas, šitie saldus ir spalvas skiriasi truputį. Tai saldus aš įsivaizduoju geriausiai būtų su riešutų sviestu, nes ant sūrio turėtų tikti. Dabar nepakuosi čia. Kramtam gumą cukrus, arbata. Tai čia dar irgi cukrus ir kava. Tai kitą batonėlį pasižiūrim. Vėl. Tai kažkas panašus sveikuoliškas, tai riešutai, sėklos, ėdai. Jaučias saulėgrąžas. Sekantis, kol dar šilų galim pažiūrėti. Vanilės batonėlis. Kadangi biškį
šalta šiandien, tai skubam, taip. Vėl griežtai suspausti ir sulipdyti krūvą. Įdomus, kuo vėl kaip saulėgrąžos su cukrum ir nelabai gerai. Paskutinį žiūrim, turėtų būti šokoladas. Vėl tas pats saulėgrąžos ir štai viskas sulipdyta į krūvą ir su šokoladu. Tai. Trūko. Praktiškai visi trys tas pats, tik tai vienas su vanilė, vienas su šokoladu, kitas, matau, be nieko buvo. Tie, kas prie šitų saulėgrąžų nelabai mėgsta, bus liūdna iš desertų pasirinkimus. Tai. Ką, kol datinai pas mums šyla, mes galim daryti ir arbatas. Kavos geris operatas. Kavos gal? Kavos, gerai. Su cukrum padarysim operatoriai. Kavos. Cukras irgi kaip angliškai sausekė, kažkas tokia. Baltas cukras. Ir tą puodelį prikišom pilną šiukšlį. Krenta. Vanduo užvirė. Lauko sąlygom 3 viename kavos. Žiūrėsim, kad nesilydo šaukštas. Ką padaryto, operatoriai, prašau. Ačiū. Sausai nenori. Paskui. Gerai, kol ir karšto vandens galim dar arbatą padaryti. Arbatą gerisim juodą, kaip kondensuotą pieną, kaip paslenks nepridėta. Ir kaip cukrus įsidėti. Gerai, iš tikrųjų, kad cukraus ir pipiro bei druskos pakeliai skiriasi, nesumaišys netyčia. Tai. Vėl einam cukraus. Nu, paslenks net atskiras maišiukas šiukšlėm buvo, atsimeni? Labai nepaskėsi. Taip. Tai kol kas nieko gero. Bet čia visai parai, ne? Taip Jo, parai laiko, mažokai tai. atrodo. Jo, bet pagrindiniai gaunas po 300 gramų, paslenks buvo po 200 gramų. Ir ten daugiau visokių duonėlių ir kitų priedų. Ne, tai čia mažiau užkandžių. Jo, čia daugiau gal gaunas kalorijų, daugiau gaunas iš tų visų riešutų, saulėgrąžų ir jie gal ant to žaidžia. Aiškiai, jautienos įdėta tokių brangesnių produktų, bet nežinau, čia vaikų stovykloje kava plius. Tai man geriau lenkų į arbatą pridėti, buvo daugiau. Ta vitamino tabletė, galim pažiūrėti, kur jinai čia dingo. Automo guma. Multivitaminus tai kaip iš vaistinės. Ką, žiūrim, gal linksmiau bus. Gerai. Tai kaip ir viską kol kas apsižiūrėjom, patiekalus vienas po kitą traukiam irgi. Kažkiek tai sušyla, aišku, gal aš nelabai teisingai šildžiau, bet toks šildymo būdas. Kas dar gal visai toks įdomu, vietos aišku turės spausdinti, liniuotė uždėta yra, tai gali pasimatuoti šaukštą dydį, dar kažką, nežinau. Išpakuoju šitas tris ir...
Gerai. Kas? Pamatysi. Ne, šitą toksai minusą turi. Jau nebetaip šiukšlių dėti. Na, čia pasidėsiu, po to susirinksiu. Plyšta irgi nelabai taip, kaip norėtų, kad praplyšta. Na gal, šitas gal geriau. Pakuotė kaip turėtų stovėti, bet jinai nestovi. Jo, aš jau matau ne vieną problemą, kurie bus. Tai. Gerai. Šitą maišą galim bus panaudoti šiukšlėm dėti. Šiaip turėtum atgal, aš tada susidėti viską, ką nesuvalgė. Ir vėl nešti, bet čia šildai maisto, tai kažkaip nesąmonė bus. Išvaizda, na jo, liūdnoka gali kamerą, paimti ranką iš arčiau, pridėšim, pažiūrėsim. Tai irgi, jeigu ten vaikai lėtesnė, išrankesnė maistui, tai tokia sumaitinti jau sunku, manau, bus, ne? Čia turėtų būti kukuliai su bulvių košė. Na, pabandom ir kukuliai ir bulvių košės. Nu, taip. Neypatinga. Čia geriau negu nieko, bet kartais nieko geriau negu kažkas. Kažkaip tikėjausi geriau ir kaina jo tokia buvo nemaža. Toliau ryžiai su slyvom, čia saldus gaunas, tai gal pusryčiam labiau, arba vakarienė košė. Tai vėl vaizdas nuvilintis, žiūrėk, slyva kaip atrodo, tai pabandyk sumaitinti lepesniam vaikui. Tai nelabai. Kabinam ir slyvas, aš irgi tų džiovintų ištežęs slyvų nemėgėjus. Toksiška cinamono skonis. Tai gal nieko blogai kavinyn pastatyti. Jau šiaip 15 metų gali lentyną stovėti. Ir paskutinis pas mus turėjo būti vištienų su pupom, ryžiais ir daržovėm. Tai vėl gali pritaukti. Na, šitas jau geriau atrodo, jau panašiau į troškinę. Gal apetitą jau šitas gali sukėti, bet nieda liūdnai atrodo. Sulaužiu šaukštą. Išimčiai matom, tai... Ką, skonis irgi šitą gal geriausiai kokios iš tų visų trijų. Galima, aišku, dėti dar pipirą druskos, jeigu čia kažkiek pagelbės. Tai iš tos vietos ant tų sausainių, tai bendrai sakau šitam ne. Tiek vizualiai, tiek iš patogumo pusės ir skonio atžvilgiu nieko gero. Nu, da galim arbatos parva. Na, arbatų paprastas, kaip išprantuojas, tai nieko ypatingo, bet ir tiek iš šitą čekišką sausų davinį, kuris nebus naudojamas vasaros stovyklai. Tai jeigu dar kokių pasiūlymų savo variantų turit, galite parašyti, pasiūlyti, pabandysim. Gal tik praeis koks geresnis variantas, negu esam numatę. Tai liko vienas tas į 3 dalis lenkiškas padalintas, tai greičiausiai tarp tų dviejų rinksimės geriausiai.